Labas. Labas, mes keliaujam į Sicilija. ir mes užsilaukėm ir važiuojam trečią kartą. Į trečią ilgą mėnesinę kelionę. Kas kartu? Važiuojam. Ir papasakosim šito video apie kemperį, kokius klausimus mums dažniausiai užduoda ir ką į jį įsidėjom kelioniai. Dabar, brangiai, kokias problemas sprendi tu? Išvažiuojam mėnesiui į Siciliją, tai tų problemų va tiek. Bet užbėgdami klausimams už akių iš karto atsakom, kodėl išsirinkom Adriją Soniką. Tai vienas dalykas, čia labai daug erdvės. Tai mes važiuosim lėtai, važiuojam į Siciliją, tai saugu, civilizuota. Man buvo labai svarbus argumentas orkaitė ir kai važiuojam, ten maistukas kepa, sustojam, pavalgom ir vėl važiuojam. Turim inverterį, kuris yra 3 kW, maksimalus pikas iki 6 kW. Tai netgi Karolinos feną ir Naminį feną. Kavos aparatais vienu metu gali būti atlaikyti. O jeigu taip, tai mes rinkomės iš 3 kemperių, rinkomės iš pusiau integruoto vano ir šito integruoto Adrijos. Tai jis laimėjo, nes vanas yra fainas važiuoti greit, toli ir po tokias ekstremalesnės vietas, o šitas bus relaksui skirtas. Man labiau patinka vairuoti dėl to, kad labai greit važiuoji, labai manevringas, viskas. O čia kaip tokia jachta, plauki, mėgaujasi, čilini, neskubi, va taip kaip laivas. Ir man šiaip dizainas labai gražus Adrijos ir šiaip man čia patinka. Tas argumentas, manau, yra stipriausias. Ir dar vienas dalykas, čia yra 2 dujų balionai pildomi. Tai mes įdėjom, mano čia problema ruoštis kelionė, kad 4 ryto nesibaigtų, nereikėtų keisti. Kemperį dažniausiai dedasi 2 dujų balionai, kaip ir šitą, bet mes juos sujungiam į vieną sistemą. Tai nereikia juos kaitalioti, tai yra, kai baigėsi vienas balionas atsukti, ten prijungti kitą, čia nereikia, jie visą laiką yra prijungti. Ir dar padarėm tokią jungtį, privažiuoji kaip degalinė automobilio, paėmė, prijungia pistoletą, prisivedė iš karto būtų 2 balionai ir važiuojam toliau. Nereikia nei kalnuoti, nieko daryti. Dėl ko man šitas kemperis dar patinka, kad čia yra 2 grindys, kadangi mes vis tiek važiuojam žiemą, tai bus šilčiau, nebus laiptukų, neparvirsim. Trumpiau tariant, buožės išvažiavo. Man čia dar patinka, kad yra dušas, kuriame yra tokia palkutė pasidžiauti hidrokostiumu, nes aš pasiėmiau kaitavimo įrangą, tai ten bus šlapias hidrokostiumas dažnai, tai man pasidžiauti duše bus labai gerai. O jeigu kalbant atvirai, o mes kalbam atvirai, šitam kemperiui yra mano asmeninė, akim žiūrint, vienas minusas, tai yra lova. Aš labiau mėgstu karališką lovą ir kur mes dar svarstėm trečią variantą, ten buvo karališka lova, bet visgi mums tie argumentai didelis langas, didesnė erdvė, orkaitė nulėmė, kad mes pasirinkom su mums mažiau patinkančią lovą, bet... Kemperis su kompromisais. Jo, kemperis visada su kompromisais. Nors mes turim jų labai daug, mums vis tiek reikėjo kompromisų imtis. Manęs dažnai klausia, kokiu greičiu galima važiuoti. Aš važiuoju 110, 120, nes šičia mes turime automatą, 9 bėgių, 180 arklio galių. Tavęs kaip vairuotojo klausiu, nes manęs klientai klausinėja, ar užtenka 140 arklio galio variklio kemperių vairuoti. Atsakysiu visiems. Tik prieš 4 ar 5 metus atsirado 140 arklio galio varikliai. Seniau jie būdavo standartiškai 130, 120, 110. Aš pats esu turėjęs 130 arklio galių variklių. Ir tikrai užtekdavo ir šitų variklių. Bet 140 yra tikrai daugiau negu pakanka. Bet jeigu mes turim 160, 180, tai jaučiamės važiuojant visiškai kaip su lengvuoju automobiliu. Greit aplenkiam, greit paspaudžiam. Batą pamečiau. Aš čia pasidėjau kažkaip batus, matyt, gal duris dariau ir ką, noriu eiti lauką, žiūriu, vienas batas bėra. Tai hebrat, Koks moralas? nesvarbu, kad turi aukštą įsilavinimą, bet batus reikia žiūrėti. Tai yra kaip ir tokia nerašyta taisyklė. Aš rūpinos kemperiu iš vidaus, ten kad švaru būtų, kad viskas tvarkinga, o Nerijus viskų rūpinas, kas iš išorės. Tūlikas, vandens papildymas, nuotekų nuleidimas, lempų švarumas. Nerijus, ko tai žiauriai nelaimingas sėdi čia? Aš batą pamečiau. Aš pamečiau patį mėgstamiausią savo batą.
kaip tai pametei? Aš kažkaip ėjau, matyti iškrito ar kažką, vienu žodžiu, jisai kažkur pasiliko, be manęs. O aš sukėliau gaisrą kemperyje, bet tokį rimtą gaisrą, ten buvo liepsna, pats kemperis neužsidegė, neaprūko nieko, čia yra tik pirma mūsų kelionės diena, o dar visas mėnesis laukia. Tu pasakyk, dėl ko užsidegė, paskui galvos, kad jie užsideginėja. Nu, popierių įdėjai orkai, tai ir užsidegė nuo liepsnos. Trumpiau tariant, Karolina neturėjo bliekos, vietoj bliekos panaudojo popierių. Kaip įdomi, popierius užsidegė nuo ugnies. Paskui foliją panaudojo ir viskas gerai baigėsi. Kaip vyras sakė, aš pirmiau sakiau foliją naudok, jinai išgirdo popierių naudok. Aš pati priėmiau sprendimus, ką naudosiu. Man reikia salės pagalbos, moterų ir merginų. Kaip jūs dilinat, jeigu jums vyras aiškina, kaip vairuoti? Kur parkuoti? Kaip greit vairuoti? Tu aiškiai, va. Ne vien jūs aiškinama labai. Tai kaip jūs reaguojat, pasakykit, kai vyras aiškina, kaip vairuoti? Tu aiškiai. Nerijus labai bijo su kemperiu po Italiją važiuoti. Viskas susirenka nuo langų. Nes prieš 4 metus iš mūsų kemperį pavogė su klientais. Jo, paskui dar vieniem lietuvių su kacinu pavogė. Ir dar ne vieną mūsų kemperį, kurie klientai nuomojus, irgi apvogė Italijoje. Bet ne Italijoje. Romoje. Viskas vyksta Romoje. Tai aš jau ruošiuosi prieš Romą. Žodžiu, būkite atsargus, kas keliauja su kemperiu Romoje. Viskas. Nebereiktų striukių. +14 laukia. Žodžiu, galima gyvenimą gyventi. Aš taip to laukiau. 2 dienas su kemperiu, 14+, vynas, geras maistas ir visi kiti malonumai. Tai mes jau atvažiavom į sieną, pirmą mūsų stotelę. Čia sustojom, yra vienintelis parkingas kemperiams. 24 valandos kainuoja 20 €, tualeto išvalymas, vanduo, nu ir šiokia tokia apsauga. Nerijus naviguoja, einam apžiūrinėti katedros. Toks pavargęs kažkoks. Lembas, tie keliukai tokie siauri. Nu labai čia įdomus tie keliai Italijai. Bet žinau, kad kaip tas gerimas mūsų Aperolis kainuoja 5 € ir šitą katedrą skaitosi pasaulyje pati gražiausia. Čia aš taip pasakiau. Šiaip. O tai ne Delfis? O Nerijus ir patikėjo. Lembas. Jau čia beveik žuvom, kokie, kaip nėra šaligatvių Italijos. Google Maps'as sako, čia 20 minučių, o mūsų tas, kuris bilietus mums pardavė, sako, per 10 žmonės nueina. Aš suprantu, kodėl nueina. Nes čia gali žūti, jeigu greit neisi. Čia yra Sienos katedra, man vieną gidą Italiją rekomendavo čia atvažiuoti, sakė, čia gražiausia katedra yra Europoje. Ji turėjo būti pastatyta didesnė, tokios ambicijos buvo Sienos biškai pakonkuruoti su Florencija, bet nesigavo, nes ištiko maras, badas ir finansinė krizė. Ir gavus, kas gavus, bet čia yra šiaip labai įspūdinga. Ir tikrai, mano akim žiūrint, konkuruoja su Florencija, čia gotikinis stilius. Be galo gražiai. Čia yra šiaip tai biblinės scenos atvaizduotos ant šitos katedros, tai manau rytoj eisim į vidų. Ir čia tokia nusususi eglė, aišku, jos galėjo geriau nestatyti, nes tikrai nusususi. Ar tau patinka čia? Žinai, čia milijardą kainavo šitą bažnyčią. Dabartiniais pinigais. Dabartiniais pinigais. Milijardą. Žinai, kai milijardą čia kainavo, tai nužiūriu ir galvoju. O Lietuva taip galėtų pasidaryti ar ne? Šitas klausimas liks. Turim bilietus į keltą. Keltas į Siciliją. Kem 6 €. Tik už kemperį, sakė, people no problem. Tai ką keliamės? 20 minučių, sakė, lauk čia ir paskui dar 20 minučių, viskas easy. Kas plauksit, tai aš pirkau vietoj, va iš čia Blue Ferries. Internete aš radau, kad skaičiuoju dar žmonės ir ten buvo 76 €. Nu tai neįsidurkit, čia pasirodo yra pigiau.
Žiūrėk, rimtai, keltas neplaukiau jau leidžia. Eina savo, itališki standartai, normaliai. Italijos saugumas. Nu, bet žiūrėk, ne iki galo nuleido. Dupliamas dalgi. Bet kai duos smūgį dabar mums. Kiek mes čia kėlėmės, kokį 40 minučių, ne? Ja. Bet Bet telefoną važiuoja. Išvažiuoja. O pasakyk, tas burtininkas. Kažkas čia gyventi nenori.